Nešalta. Na kaip, savijauta, šilčiau negu mašinai miegot buvo. Pasaulio kraštą. Man atrodo, tas pats, kaip vakar miegojam, lygiai tas pats. Deja, vėjas ir šiandien labai didelis, todėl susikalbėti beveik neįmanoma. Truputėlį pasivaikštome aplinkui, einame į muziejų ir ilgai neužsibuvę keliaujame tolyn. Tai va, Mina Hebrytė. Užuojauta. Į pietus važiuoja viskas jau. A jau džiaugiesi pietus? Atsibuvai žemui, šiaurį. Varysim į piečiausią Europos. Ne šį kartą. Kitais metais visų. O, žinok, ir rašiau tavo žodžius, Vaidai. Bepročiai varo. Bepročiai, nu. Žiūrėk su kokiais. Nusišyka. Labas rytas, sveikinamės iš tokios nuostabios vietelės. Pietauji? Ne, su telefonu. Ir kas nuostabiausia, kad Norvegijai tu gali visur sustoti nemokamai ir mėgautis pačiais gražiausiais gamtos vaizdeliais. Valgysim. Vaizdelis neblogas. Eisim kavytės daryti. Einam haikiuką nedidelį į aną viršūnę. Po biškį judam. Kelias nėra labai blogas. Takelis. Konservo pasim. Konservo? Reikėjo pasim konservo. Svarbu vandens turim. Litrą. Einam. Eina šikna. Viršūnė tai ten, va. Reikia greičiau, nes vaiką aplenk. Taigi mes vis dar kopiam. Buvom va ten prie to bokšto. Lipom va čia. Nu žodžiu, ir to takeliu stačiai kalną užkopiam. Dabiški yra, ten kažkur viršūnė toli, bet nieko. Nebedaug. Kai vaizdelis vienoj pusėj, čia kalnas ir kitoj pusėj vėl miestas, nerealiai.
Nu va, mes debesijoje. Svarbu nepasiklysti rūke. Kaulė rūke. Čia ten buvo akmenis užlipant. Filmuoji? Ekstremaliai. Čia reikia įsibėgėjai ir kas 10 akmenį gauni. Ne. Nulipi. Tave vėjuos. Sargiai. Tai va, mes ką tik iš to debesies. Kalno viršūnės net nebesimato. Čia dar ir vėjas turbūt šoninis. 6 metrai per sekundę. 840. Dar jeigu laivas plauktų, tas okeaninis. Važiuojant pro Lofotenus komentarų nereikia. Čia vaizdai kalba patys už save. Nu, kaip jausmas vaikščiot jūros dugnu? O, žiūrėk, kriauklė. Va šitą parsivešim namo. Pažiūrėk, kokia graži. Ši graži, nieko. Nu, graži, didelė. Toli. Prisėmė jau? Čia buvo jūros dugnas. Kažkada grįš jūra. Jūra dabar ten. Žiūrėk, kad neužpulto krabas. Atvykome į Moskenės miestelį, iš kurio dabar kelsimės keltu į Bodio. Įdomiausia tai, kad už keltą vietoje nieko mokėti nereikia. Tiesiog nuskenuoja automobilio numerius, o sąskaita vėliau ateina į namus. Žodžiu, paatostogauji, o susimoki vėliau. Nu va, štai mes ir kelte. Pusiau nelegaliai, pusiau kažkaip be bilieto. Susimokėsim vėliau. Lofotenai, sudė, išplaukiam.
8 kelionės diena gavosi tokia kaip ir poilsio diena. Vaidas šiek tiek blogai jautėsi, todėl dalį dienos tiesiog prastovėjome. Bet nėra to blogo, kas neišeitų į gerą, kadangi už lango lyjo lietus, aš skaičiau knygą, Vaidas ilsėjosi, miegojo, o pajudėjom tik tais vėlai vakare. O vandens žydrumas tai nerealiai. Atvykome į tokią įdomią vietą, Arctic Polar Center, Šiaurės poliaratį. Šiaurės poliaratis yra toliausiai į pietus nutolusi Šiaurės pusrutulio teritorija, kurioje stebima poliarinė diena ir poliarinė naktis. Savo kelionėje poliaratį kertame jau 2 kartą. Pirmą kartą tai buvo Suomijoje, Rovaniemyje, pas Kalėdų senelį. Tai visą laiką mes buvome už poliaračio, o dabar grįžtame atgal. Statai. O, suskylę dar. Pažiūrėk, kaip mandriai. Nu, ir Vaits vieną pastatė. Pažiūrėk, čia kiek pastatyti. Atvykome į dar vieną įspūdingą vietelę, kuri vadinasi Grönli grota, ir tai yra urvas su požeminė upe. Tai šiek tiek vaizdų iš tos vietos, bet mes, kaip žinome, nei nuotraukos, nei video neperteikė viso grožio. Važiuojam iš Grönli grotos. Kalno statumas, tiksliau nuokalnė, kiek čia galėtų būti koks? Kem 5 laipsniai, Vaits pastovi jam stabdžia. Ne, kem 5, iki 30 O, tik stabdo ir stabdo. Antram bėgi, tik pagazuoji. Skanaus. Nesudeginkim kotletukų savo. A tai būsi malka, ne? Ir tu gamini valgyt, Vaidai. Einam gert kavytės. Parašiai. O, kavytė. Neišmaišiu tau. Išsimaišysiu. Tai išmaišyk.